Daugiau nei mėnuo laiko ne tik visa Lietuva, bet ir šiauliečiai pratinasi prie naujovių atliekų rūšiavime. Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo ES direktyva reikalaujanti iš bendro atliekų srauto atskirti maisto ir virtuvės atliekas. Pasak Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro, miesto gyventojų nuomonės rodo, kad šio projekto pradžia išties sėkminga. Maisto atliekų atskiras surinkimas Šiaulių mieste tikrai jau vyksta nuo sausio pradžios. Konteineriukus miestiečiai galėjo pamatyti vizualiai jau ir gruodžio viduryje panašiai, bet toj vietoje reikia suprasti teisingai, kad labai sudėtinga suderinti individualių konteineriukų išstatymą kiekvienoje aikšteliai, jų aptarnavimo pradžią, bet manom, kad mums pavyko, todėl kad iš klientų tik pirmom sausio dienom buvo nusiskundimų, kad konteineriai jau pilni ar ne, bet iš tikrųjų mūsų visi skaičiavimai ir priimti sprendimai dėl tų konteineriukų aptarnavimo dažnio viską labai greit sustatė į vietas. Šiandieninis konteinerių kiekis, jų tūris ir esamas aptarnavimo dažnis leidžia mums netgi dar iki 3,5 kartų padidinti galimybės atliekų surinkimo. Tiesa, buvo pasidžiaugta ne tik pirmaisiais rezultatais, bet ir gyventojų aktyviu įsitraukimu ir greitu adaptaciniu laikotarpiu. Norisi tik pasidžiaugti, kad jau dabar, nuo pat pirmų dienų mes matom, kad rūšiavimo kokybė yra tikrai gera. Ji žinoma galėtų tobulėti ir tikrai norėtųsi jos dar geresnės, bet suprantant, kad kai kuriem daugiabučių gyventojams tai buvo visiška naujovė, ir ta informacija per visą Lietuvą dėja, bet transliuojama skirtinga, o skirtinga todėl, kad tiesiog skiriasi savivaldybių priimti sprendimai ir savivaldybių sukurtos atskiro maisto atliekų surinkimo sistemos. Tai manom, kad tikrai rezultatas mūsų gyventojų yra labai geras. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras visada stengiasi stiprinti atliekų surinkimą iš technologinės, ekonominės ir ekologinės pusės. Todėl čia labai svarbu vaidmenį vaidina ir sukurta infrastruktūra. Šiauliečių idėja buvo padaryti maisto atliekų atskiro surinkimo sistemą kuo švaresnę, kuo higieniškesnė ir malonesnė tiesiog ją naudotis. Tai šiuo atveju, jeigu atkreipti dėmesį į sukurtą infrastruktūrą, būtent Šiauliuose yra konteineriukai, panašus individualių valdų konteinerius ir jie turi integruotus biofiltrus, kurie naikina, neutralizuoja kvapus, neutralizuoja galimybę tiems kvapams patekti į išorę. Yra ant dangčių guminės tarpinės, kurios taip pat neutralizuoja bakterijų kažkokį galimą plitimą. Be to yra priimtas sprendimas, pakankamai unikalus Lietuvoje. Tai yra kiekvieno ištuštinimo metu, kiekvienas konteineriukas šitas yra dezinfekuojamas. Ir šitas sprendimas irgi tikimės, kad šiauliečiams leis suprasti, kad tai nėra kažkokia nešvari sistema, kad tai yra natūralios medžiagos ir tikrai šita sistema naudotis higieniška. Šiaulių miesto gyventojams buvo išdalinta daugiau nei 10 000 kibirėlių, tačiau norima priminti, kad tai tik viena iš galimų rūšiavimo priemonių. Gyventojai maisto ir virtuvės atliekas gali rūšiuoti jiems patogias, jau turimas talpas, į konteinerį maisto ir virtuvės atliekas galima mesti tiek su maišeliu, tiek be jo.